trigeris? Trigeris tai yra emocijos, kurios kartojasi. Jos mumise iššoka tarsi automatiškai. Jos yra ir pozityvios, ir negatyvios. Negatyvias emocijas mes norime tarsi pašalinti, jų nejausti, o pozityvias atvirkščiai. Tačiau nėra viskas taip paprasta. Yra pozityvios emocijos, kurios ilgalaikėje perspektyvoje mums daro ribojančią ir negatyvią įtaką. Pavyzdžiui, rūkymas. Rūkydama aš jaučiu atsipalaidavimą, harmoniją, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai man kenkia. Yra pozityvios emocijos, kurios ilgalaikėje perspektyvoje neša man pozityvų rezultatą. Yra negatyvios emocijos, kurios ilgalaikėje perspektyvoje neša pozityvius rezultatus. Tai gali būti sportas, mokslas, kai kartais sunku peržengti tą ribą ir nueiti sportuoti, bet vėliau rezultatas mus tenkina. Yra negatyvios emocijos, kurios ilgalaikėje perspektyvoje dar labiau mus riboja. Kviečiu tave surašyti savo pasikartojančias emocijas, savo trigerius pagal 4 pozicijas, kurias ką tik išvardijau. Tuo būdu galėsi labiau įsivardyti ir atpažinti savo trigerius ir pradėti dirbti su jais.